Labas vakaras, taigi šiandieną analizė iš premium trade'ų iš tikrųjų apturėjome pirmą tik profitą, antras mums tiesiog apsaugo kapitalą, bendrai uždirbom 2% pliuso, kas yra neblogai. Tad prieš pradedant pristatysiu brokerį, kuriame buvo atlikti trade'ai, tai yra ICAP'as iš tikrųjų vienas geriausių ir mano akimis patikimiausių brokerių, su kuriais man teko dirbti per mano karjerą, turintis labai daug ką pasiūlyti ir geriausia dalis ta, jog išėmimai ir depozitai yra tiek su kripto, tiek su bankais. Suteikia galimybės ir ypatingai jeigu tu dirbi su firmomis, tu payoutus gauni arba kripto arba Raizu, o Raizas vėlgi kripto vėdėsi pinigus. Todėl labai patogu savo payoutus iš firmų, kurios lygiai taip pat rasite description'e. Gavus payoutą, bent dalį profito įsidėti į brokerio sąskaitą. Brokerio sąskaitą reikia kaupti. Ir su brokerinė tada jau pilnai dirbti, pasistačius gerą balansą. Nes brokerį dirbant nėra taisyklių ir yra labai patogu, jeigu tu sugebi tradinti. Tad grįžtam prie trade'o, turėjom GBP USD ir važiuojam, pasižiūrėsim argumentus. Dabar taip, iš tikrųjų 5 minučių grafikas, ne, ir vat ką matome po savaitgalio turėjome mes didžiulį gapą. Labai didelį. Po savaitgalio davė tikrai judesio. USD silpnėjimas, GBP stiprėjimas iš tikrųjų per savaitgalį tikrai daug davė judesio. Bet šitas man nėra labai aktualu. Dabar žiūrėkit, turime mes ką? Mes turime likvidičio taškus pagrindinius. Tiek čia, tiek čia. Kitaip sakant, žemiausius taškus, būtent tai, ką mum Azija nurodė. Važiavimas į viršų. Labai elementarus ir taktinis suplajus, kur kaina atsimušė, padavė žemyn, vėl grįžo, sutestavo ir davė žemyn. Šitoje vietoje lygiai taip pat galbūt buvo neblogas trade'as, tačiau pakankamai anksti ryte. Dabar žiūrėkit, kasgi man čia patiko. Mes turime ką? Mes turime vieną likvidity lygį. Mes turime šitoje vietoje antrą likvidity lygį. Ir kaina ką padarė? Stipriai važiuodama į apačią surinko visus pinigus, būtent šitoje vietoje. Ane? Ir labai elementariai davė stipraus pušo į viršų. Šitoje vietoje, ko aš laukiu, mes turime elementariausią imbalance. Būtent šitoje vietoje. Mes laukiame grįžimo. Laukiame grįžimo ir iš tikrųjų pasidalinau trade'us su premiumais, kad hibryte mes einame, šitoje vietoje davė judesio ir mes po truputuką ėjo. Dabar žiūrėkit, judesys buvo duotas. Šitoje vietoje enteris vėlgi lygiai labai gražus. Pilnai imbalances nebuvo respektinamas. Lygiai taip pat buvo mušimas, skandalas apačioj. Galim įsijungti minutinį grafiką, pamatysime, jog būtent čia buvo stiprus pušinimas į apačią. Ir nuo šitos vietos stiprus kilimas į viršų. Duodama reakcija. Duodama, jog šitoj vietoj mes turime stiprų demandą. Kažkur būtent šitoje vietoje pas mus yra stiprus demandas, kur yra sukuriamas judesys. Turėdami mes tokį judesį, mes ėjome į trade. Ir pirmasis tai profitas elementariausiai buvo nusimtas. Būtent buvo taikytas į ties šitais highs ir lygiai taip pat man sudaro 1:3 risk rewardą. Ir tai profitas buvo smešintas. Labai statinis judėjimas į viršų, labai gražus judėjimas į viršų. Ir ties antrųjų trade'ų aš nusistačiau, man atrodo, 0,5% pliuso. Dėl to mes turime 2% pliuso. Kažkas iš tos serijos maždaug šitoje vietoje. Antrasis tik profitas galbūt buvo kiek per stipriai, 1:10, bet kai toks judesys, vienintelė gąsdinanti vieta man buvo būtent šitas suplajus. Būtent iš istorijos, kur praeityje tenais labai stipriai atsimušinėjo taškai, lygiai taip pat ir čia buvo respektinama. Tai va vienintelis minusas, kuris galėjo būti, tai yra jo kaina sukils iki šitos vietos. Čia jeigu žiūrint iš techninės pusės, sukils iki šitos vietos, pradės leistis. Tada jau SL kelčiau, bet kuriuo atveju tam, kad apsaugoti uždirbtą kapitalą. Tačiau kaina ne visą laiką vaikšto palei teorijas ir šitoje vietoje mus maždaug kažkur išmušė. Tačiau Kieselo nebenuėjo, toliau nevažiavo į viršų. Buvo iš tikrųjų per Londoną tokia didžiulė konsolidacija. Būtent šitoje vietoje atsidarė Amerika, bet Amerika lygiai taip pat nieko nedavė. Kaina vėlgi iki čia sukilo, pas mane čia zona netgi pažymėta.
kaina sukyla, bet, vat man kas patiko, šitos vietos, šitos suplajus daugiau nekrūtino. Nebuvo krūtinama šitas suplajus. Suvažiavo, sukilo viršun, pasiėmė šitos pinigus, lygiai taip pat čia padavė žemyn, padavė į viršų, šitoj vietoj ką padarė? Davė į apačią reakcijos, ane? Čia buvo tasai, kaip vadinamas smart money trapsas. Davė į apačią ir tada nedavė jokio uždirbimo, nenuėmė netgi pirmo mūsų boso, kuris būtų šitoje vietoje, ir kaina vėl sukilo, išmušdama selerius. Ir tada jau kas įvyko pinigų pasiėmimas būtent šitoje vietoje ir kaina nuvažiavo žemyn. Labai elementarus treidas, iš tikrųjų vienas paprastesnių, skaitant marketą, laukiant liquidity grabų. Jeigu suprasi liquidity konceptus ir imbalance konceptus, gali pasistatyti labai gerą edžą. Jeigu sunkiau tai sekasi, visą laiką yra meistro kursai, jau kur aš būsiu pasiekiamas 24/7, man rašysit, man skambinsit, jeigu turėsit klausimų lygiai taip pat sukelta medžiaga, to jau turėtume pasiekti apie 100 video, būtent edukuojant ties meistro kursais, kaip yra pastatyta visa strategija, į ką reikia orientuotis ir kaip reikia įeidinėti. Tad chebryte, mokomės, dirbame ir judame link bendro tikslo – uždirbti dolerių. Bye bye.